Labadiena. Mums labai nejauku. Sakė, Kristina mane užmuš ir daugiau ragelių nekels. Jūs girdite mane gerai? Dabar jau? Taip, jie yra visiškai teisi po šio renginio. Ištrinsiu tavo numerį ir tikrai daugiau su tavim nebekontaktuosiu. Bet iš kitos pusės pagalvoju, tai yra žmogus, kurį atradau mokykloje. Ir tik su ja galima atsidurti tokiose situacijose, kaip šiandien. Tai čia yra ir gerai, ir blogai kartais. Tai šiandien norėtume jums papasakoti dviejų Kristinų istoriją. Istorija prasidėjo gana seniai. Aš jau 4 metai, kaip esu baigus mokyklą. Ir prasidėjo visiškai paprastai. Aš buvau paprasta mokinė. Niekom nei ypatinga, nei super protinga, nei super kažkokia veikli. Paprasta eilinė mokinė. Ir susitikau savo mokytoją anglų pamokoje, Kristina. Kristina buvo ką tik grįžus po dekretinių atostogų, todėl buvo didelė ragana, rašė 5, niekaip negalėjom su ja susitarti. Man kilo panika, nes prieš tai kita mokytoja rašė 10. Bet ji visą laiką buvo teisingai, visą laiką teisingai įvertindavo. Ir įvertindavo nepykdama. Ji tiesiog nuoširdžiai pasakydavo, žinai ką, tau 5, nes tu nepasimokiai, bet tu gali išmokti. Mes galim pasimokinti kartu, aš tau galiu paaiškinti, rytoj ateik, aš tau parašysiu 10, nes tu gali tai padaryti. Niekados nebuvo jokių piktų komentarų, kad aš pykstu ant jūsų, kaip jūs čia nieko nesuprantat, kiek tau aš čia aiškinau apie tos anglų kalbos, ten past simple laikus ir panašiai. Visą laiką būdavo suteikta proga ateiti, pasikartoti, pasimokinti ir pasitaisyti. Kaip ir minėjau, aš buvau visiškai paprasta mokinė. Tai, kad 5 rašė, aš jas taisiausi ir toliau tiesiog ėjau, vaikščiojau pamokas ir stengiausi gerinti savo rezultatus. Tačiau niekados netikėjau, kad gali sutikti tokį mokytoją, kuris tavyje išvelgs ne tik gabumus mokslo srityje, ne tik skatins tave mokslo srityje, bet pamatys tave kaip asmenybę. Ir čia, Kristina, stabtelė atsisuko, esmė visą laiką susidaro su tuo, kuo giliau mes vaiką pažinsim ir pamatysim jo gabumus ten, kuris yra gabus. Nes mokykloje dabar, kurioje aš vadovauju, visą laiką akcentuoju. Ne tik formalus ugdymas yra svarbus, bet ypatingai svarbus ir neformalus ugdymas. Ir jeigu vaikus nėra gabus vienam dalyke ar kitam dalyke, tai gal jis gabus neformalioje veikloje, per kurį mes galime įtraukti jį ir padėti jam atrasti save, būtent ir formaliajame ugdyme, siekiant brandos egzaminų rezultatų. Nes šiandien, kaip mes besakytumėm, tėvams aktualiausia tema yra rezultatai. Ir man tekę kalbėti yra su Kristinos mama, dar kai buvau pavaduotoja, būtent apie rezultatus. Nes mama norėjo 100, mama norėjo 10 ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl Kristina dalyvaudama įvairiose veiklose nesugeba gauti tam tikrų gerų pažymių, tarkim, matematikoje. Aš nebuvau bloga mokinė. Nebuvo bloga mokinė, mokėsi 7, 8, bet žinot, maksimalizmas tėvelius irgi labai įkvepia. Ir mes visą laiką sakydavom ir akcentuodavom taip, kad šiandien strategija Lietuvos švietimo tai apibrėžia laisvas, kūrybiškas ir atsakingas vaikas. Jeigu jis prisiema atsakomybę kurdamas didelį renginį mokykloje, jis auga visapusiškas. Ten reikia ir matematikos, ir lietuvių kalbos, ir psichologinių žinių, ir daug platesnių žinių, ne tik tai tą, ką ugdome pamokoje ir dedame pamokoje, tik dalykinės žinias. Ir šiandienai akcentuoti būtent reikia, kad pamokoje nėra tik dalykinės žinios. Ugdyti reikia visapusišką žmogų. Ir tuo pasakoje, ji mane paskatino dalyvauti mokyklos prezidentų rinkimuose. Labai aš nenorėjau, nes aš taip pat maniau, kad ne, aš negaliu, juk yra ten kita Kristina, dar 3 Kristina, kuri ji gal ir geriau gali, o ji pasakė, ne, tu pabandyk, aš matau, tu esi atsakinga, tu esi veikli ir tiesiog pabandyk, skelk savo tokį iššūkį, išsikelk savo tokį iššūkį, įveik scenos baimę galų gale. Ir ji mane pamatė to pasakoje, aš tapau mokyklos studentų savivaldos prezidente ir mes pradėjome dirbti. Kristina perėjo į pavaduotojas
pareigas. Ji pasielgė labai gražiai dėl to, kad ji nebemokino manęs anglų kalbos daugiau, tai mes neturėjome tokių, kaip pasakyti, darbinių santykių susijusių su pamoko. O čia jau pasidalinsiu iš kitos praktikos pusės. Darbiniai santykiai. Matot, taip ir skamba, darbiniai santykiai. Nes pamokoje dažnai mokytojai, klasių auklėtojai ypatingai nugvelbia pamokos dalį aptarti bendrinius reikalus mokykloje. Na, tai yra nepaslaptis, nors ir kaip mes bandytumėm kitaip traktuoti, ar ne? Tai aš išvengdama to sakiau, jeigu aš būsiu pavaduotoja, vedantį tau anglų kalbą, tai mes tik tai apie mokyklos renginius ir neformalias veiklas anglų kalbos pamokose ir kalbėsim. Ir tam tikrių anglų kalbą mes galim tą daryti, bet jeigu yra tam tikros sistemos, kur negalim to integruoti, mes niekaip negalėsim pasiekti tinkamo rezultato. Todėl jos paėmė mokyti anglų kalbą kitą mokytoją, o čia liko tik tai kaip mokinių tarybos savivaldos moksleiviai, kartu su kuriais mes ir ugdėme ir keitėme mokyklą. Ir tada aš ją pamačiau kaip žmogų. Tada aš supratau, kad yra žmogus. Ji mėgsta švęsti šventes, ji turi šeimą, ji galvoja, kaip nupirkti dukrytei Barbės namą. Aš apie ją sužinojau daugiau, suprantai, nebuvo, aš jam taisiau jūsų namų darbus. Kristina, tu neišmokai to laiko ir vėl. Ta prasme, tai buvo, pamačiau ją iš kitos pusės, bet turbūt kertinis dalykas mūsų santykiuose buvo, kada aš ją pamačiau kaip žmogų rūpestingą ne tik man, bet apskritai visai mokyklos bendruomeniai. Kažkada jį man pasakė, aš turėjau problemą, buvau nusiminusi, atėjau, namų darbų nepadariusi. Jis sako, ne namų darbai dabar yra svarbiausia, pasakyk, kas tau yra. Mes pašnekėjome apie problemą. Ir dabar iš vienos pusės aš galvoju, ta problema nebuvo didelė, bet mane sužavėjo tai, kad ji pasakė, kas tau ar kitam vaikui atrodo didelė problema, galbūt tai nėra didelė problema, bet tavo mažam gyvenime tai yra labai svarbu, tau dėl to skauda. Ir kada aš pamačiau tą jos gebėjimą išvelgti, suprasti, suaugusio akimis pažiūrėti ir išklausyti, tada aš pamačiau ją kaip tą tikrą pedagogę iš didžiosios P. Pedagogė. Ir iš tiesų aš ir mokytojams dabar ypatingai akcentuoju ir sakau, mes augę žmonės matom problemą kaip. Tokie pavyzdžiai grubus galbūt, bet įsivaizduokite, šeimoje guli žmogus ant patalo, tu visą laiką pavargęs, ateini piktas į mokyklą ir iš tų vaikų, kaip aš sakau, išlieji savo pyktį, kuris ne ten yra, ne? Nukreiptas realiai pyksta ant gyvenimo, kad tavo artimas žmogus guli ant patalo. Bet vaikui, jeigu tai yra, 5-okas, 6-okas, jis atėjo, partrenkė mašinoje šuniuką, jis šiandien nenori su jumis nei bendrauti, nei mokytis, nei kažką gilinti žinių ir juo labiau daryti namų darbų, nes jam skauda ir jam skauda labai labai. Tai tą mes turim irgi išvelgti, kodėl taip atsitiko, įsigilinti tą vaiką, nes jo problema yra pati didžiausia. Taip kaip paaugliui, aš sakau vis laik vaikinui, mane pataiso, nes aš moteriškos lyties, taip ir merginai, paliko vaikinas ar mergina. Taigi pasaulis sugriuva. Taigi jo nebėra, paliko mane, aš niekam tikęs, nieko nevertas, čia dar mokytojai apie namų darbus kažkokius prašo, arba mokytis manęs. Tai mes turim atrasti būdą, kaip tuos vaikus pamatyti, palaikyti ir pakylėti. Ir tada tik tai, kad ir tą vieną dieną jis nesitrauks į tą procesą, matydami jo skausmą ir bandydami jam padėti atsiverti, o atsiverti galim tik tada, kai kažkokią dalelę savęs mes atveriam. Tada mes galim toliau mokytis kartu ir siekti rezultatų. Todėl labai svarbu pamatyti, pažinti patį vaiką šioje esamoje situacijoje. Ir šiandien, kada aš susitinku su savo draugais ir sakau, aš neturiu laiko, už 5 minučių susitinku su Kristina. Kokia Kristina? Mokytoja. Gerai, dabar jau direktorė. Ką? Dauguma mano draugų, mano bendramžių, netgi mano šeima nesupranta, kaip tu gali turėti artimą draugystę su mokytoja. Ką mes ir bandome pateikti šiandien, papasakoti apie tai, kad galima turėti gražius santykius. Santykius paremta abipusę draugystę, abipusę pagarbą. Taip, kartais tai būna labai neformalu, kartu tai išlieka ir formalu, todėl kad mes vis tiek padarome mums priklausančias pareigas. Tai yra, jeigu aš esu jos mokinė, aš mokusi, jeigu mes dirbame su ja kaip su pavaduotoja, aš atlieku tuos projektus, kuriuos jai pažadėjau atlikti. Bet kartu mes ir esame draugės, todėl kad kai man sunku, ji visą laiką pasilikdavo
po darbo savo sėdėdavo iki 8 vakaro ir išklausydavo mane apie tą vaikiną, jeigu man tuo metu tai rūpėdavo. Ir iš tiesų, tai čia galbūt ir yra dalis, kaip aš šiandien galėčiau pasidžiaugti mano sėkmės istorijos, nes tai nėra viena Kristina. Šiandien aš turiu buvusių mokinių, kuriems yra 29, mano pirmieji mokiniai, 27, 21, 23, 25, su kuriais mes susitinkam neformalioje vietoje, išgeriam alaus, nes aš tai norėjau būtent pasakyti, alaus bare, nes jau dabar mes esam kolegos. Nes dabar mes jau galim vieni iš kitų mokytis. Ir didžiausias džiaugsmas, kai tu gali mokytis iš savo mokinių, kurie grįžta iš tarptautinių studijų, dalinasi savo įgytą patirtimį ir tu gali jų įgytą patirtį panaudoti savam darbe. Ir pabaigai tikrai norėčiau pasakyti. Yra tokie žodžiai. Vienai konferencijai, dabar jei neklystu, agentūros, nacionalinės vertinimo agentūros vadovas pasakė, ir jie man labai giliai įstrigo. Ir kolektyve pasidalinus tai žodžiais, aš sakau, kad mes dažnai taip darom, tiesiog gal tai nepamatom, o reiktų tai parodyti ir atskleisti plačiau. Nes aš esu tarp mes, o žmogus yra tarp žmonių. Ir jeigu aš elgiuosi tu tarp mes, kaip kiekvienas aš, tai pažiūrėkit, kiek čia aš tarp mes. Ir kiek čia žmogus, tarp tiek žmonių. Tai svarbiausiai pažinti, atrasti ir mokytis kartu. Kokia tu gražiai kaip pasakėjai. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums irgi. Ir ką dar, jeigu mokiniai, prieikit prie tų mokytų, žinokit, labai fainų būna. Labai fainų. Dėkui.